draugai. Šiandien mes atvykome į VS Fitnessą nufilmuoti video special for you. Tai bus 4 baziniai pratimai, jų atlikimo technika, kaip taisyklingai reikia daryti. Tai yra tik tai maža dalis iš to, ką mes planuojame parodyti šią vasarą. Taigi, užteks galbūt daugiau darbų judant, pasportuosim. Prieš kiekvieną treniruotę yra svarbu atlikti apšilimo pratimus. Juos mes padarėme ką tik. Tik dabar perinam prie pratimų, bazinių pratimų ir parodysime, kaip juos reikia atlikti taisyklingai. Plaukimas su štanga gulint yra pagrindinės 4 taisyklės. Tai yra atsigulti, kad štanga būtų akių lygyje. Antra taisyklė – paimti kažkiek plačiau negu pečių linija. Trečioji taisyklė yra 2 pirštų taisyklė, tai reiškia leisti iki 2 cm palikti tarpą į krūtinės pastoviai laikyti įtampą. Ir ketvirta taisyklė tai yra atlikti taisyklingai šitą pratimą, tai reiškia taisyklingai kvėpuoti, įkvėpėt ir stumėt išpučiat orą. Yra taip pat 4 tūpimų su štanga taisyklės. Tai yra pirmoji – laikyti nugarą tiesiai, niekada nelenkti į apačią. Antroji taisyklė yra tūpimas iki 90 laipsnių kampu, galima stumėti giliau, jeigu laikote nugarą. Trečioji taisyklė būtų taisyklingas kvėpavimas, vėlgi tai yra tūpiant įkvėpime, stojantis išpučiame orą. Ir ketvirtoji taisyklė yra kelienų padėtis, turi į tą pusę judėti, į kur žiūri jūsų kojų pirštai. Nepamirškite to. Pratimą svarbu atlikti taisyklingai, taigi galvojame padaryti štangos mirties trauką taisyklingai. Kojas laikome pečių plotyje, svarbu paėmimas, nugara tiesi, galva keliame aukščiau ir stojamės įkvėp ir pučiam orą į viršų stojantis. Įkvėpiam, išpučiam. Viršui patraukiam nugarą. Keturios taisyklės, kalbant apie pritraukimus, būtų rankų laikymas plačiau negu pečių lygis. Antroji taisyklė būtų, kad turime lenkti alkūnes tiesiai, tai reiškia, jos neįda nei į priekį, nei atgal, traukiama iš nugaros. Trečioji taisyklė būtų kvėpavimas, taisyklingas kvėpavimas. Apačioje įkvėpiam, viršuje išpučiam. Apačioje įkvėpiam, viršuje išpučiam. Ir ketvirtoji taisyklė būtų neužsimetinėti. Dauguma daro susirinkimus netaisyklingai, taigi neužsimetinėkite, darykite iš nugaros, ne iš rankų. Šiandien atvykome 4 bazinius pratimus, kurių dėka galite ištreniruoti visą savo kūną. Žinoma, jeigu jums prireikia, galite naudoti ir diržą, nugaros stiprinimui. Nesirinkite per daug didelių svorių, pradėkite nuo pradžios ir kilkite, kol jūs pasiekite savo maksimalų svorį. Tikrai šitie 4 pratimai jums bus patys efektyviausi ir tai yra baziniai pratimai, taigi tai bus gana greitai ir efektyvu.